Pirmosios jaunųjų irkluotojų varžybos. Kanojininkai kovojo dėl Jevgenijaus Šuklino taurės. Birželio 7-ąją, šeštadienį, irklavimo bazėje vyravo džiugus sujudimas. Kaip ir visuomet, vaikų ir jaunimo varžybose, kai susirenka gausus dalyvių būrys. Šį kartą Visagine vyko pirmasis vaikų ir jaunimo baidarių ir kanojų irklavimo taurės etapas. Varžybose dalyvavo apie 120 sportininkų, nuo 10 iki 18 metų, iš Panevėžio, Elektrėnų, Zarasų, Visagino ir Daugpilio. Pagrindiniu varžybų teisėjų buvo nusipelnęs Lietuvos treneris Vasilijus Suchorukovas. Varžybos jau tapo pakankamai tradicinės. Prie jų organizavimo prisideda įvairūs finansavimo šaltiniai, pagalba, taip pat baidarių ir kanojų irklavimo federacija. Nepaisant sumažėjusio finansavimo, kas dažnai nutinka po olimpinio ciklo, federacija vis tiek padeda mums organizuoti šiuos turnyrus. Žinoma, labai įdomu kviesti jaunimą iš kitų miestų, pamatyti, kaip jie dirba. Mums įdomu, ypač matant, kaip dažnai čia atvyksta latviai. Tai tik patvirtina, kad jiems taip pat įdomu bendradarbiauti su mumis. Ir tai iš tiesų įdomu, nes patys mažiausiai, kurie dar tik kaupia patirtį tokiuose varžybose, čia jaučia susidomėjimą ir motyvaciją. Kova dėl medalių ir taurių vyko itin azartiškai. Sportininkus palaikė prieplaukoje stovintys treneriai, komandos draugai, tėvai ir kiti sirgaliai. Varžybos žiūrovams suteikė daug džiaugsmo. Visi startai buvo įspūdingi, o kiekvienas finišas kupinas įtampos ir kovos dramatiškumo. Vis dėlto ne visiems jauniesiams sportininkams pavyko sėkmingai pasiekti finišą. Kai kurie kanojininkai ir baidarininkai apsivertė trasoje ir atsidūrė vandenyje. Laimiai, trenerių kateriai visada buvo šalia, todėl gelbėjimo operacijos baigėsi sėkmingai, o visi sportininkai buvo saugiai pargabenti į krantą. Kiekvienais metais treneriai sulaukia naujų jaunųjų auklėtinių. Visų pirma, tai yra pamaina. Be abejonės, treneriui tai sudėtinga. Bet iš esmės tai yra būtina, nes po jų būtinai ateis kiti. Vieni išeina, reiškia auga kita karta. O koks yra jaunosios pamainos 10-12 metų berniukų nusiteikimas? Žinote, nusiteikimas dažnai būna įvairus. Mažieji ateina, pradeda dirbti, bet jie bijo vandens. Suprantate, tą vandens baimę pirmiausia reikia įveikti, o tada jau galima pradėti daryti tai, ką mes stengiamės jiems parodyti ir išmokyti. Irklininkų kartų tęstinumo tradicijos mūsų mieste išlieka stiprios, o Jevgenijaus Šuklino pavyzdys daugeliui sportininkų, ypač kanojininkų, yra puikus stimulas siekti aukščiausių rezultatų. Šiuose varžybose buvo įsteigta Seimo nario Jevgenijaus Šuklino taurė, o pats Jevgenijus tą dieną taip pat apsilankė irklavimo bazėje. Jau daugelį metų dalyvauju šiuose varžybose, padedu, iš savo pusės nupirkdavau prizų, taurę, bet kaip Seimo narys dalyvauju pirmą kartą. Todėl taurė ir pavadinta mano vardu – Seimo nario Jevgenijaus Šuklino taurė. Ja įsteigiau būtent kanojų kategorijoje, mano mėgstamiausioje 500 metrų distancijoje. Ir šiais metais tas pats, nes ši distancija dabar nėra olimpinė, bet aš vis tiek tikiuosi, kad ją sugrąžins į olimpinę programą. Ir Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo čempionate šiemet taip pat bus specialus prizas nuo manęs ir taurė, gera taurė, kurią pats nupirkau už savo pinigus. Taip, Lietuvos čempionatui. Todėl norėtųsi, kad dalyvautų daugiau ir mūsų sportininkų, nes pastebima tendencija. Jeigu distancija ne olimpinė, tai dalyvių skaičius mažėja. Aš noriu tai atgaivinti, kad būtų daugiau dalyvių ir daugiau čempionų. Dabar esate labai užsiėmę Seimo darbu. Ar pavyksta palaikyti sportinę formą ir ar pats dar išeinate į distanciją? Į distanciją ne. Irtis pavyksta ne taip dažnai, kaip norėčiau, bet vis tiek kelis kartus per mėnesį pavyksta išplaukti, o ateityje planuoju tai daryti dažniau. Na, sportinę formą palaikau. Profesionalų sportininkai, net baigę karjerą, negali būti nesportininkais. Jie tiesiog pereina į mėgėjų lygį. Bėgimai, sporto salės, futbolas – tai vyksta nuolat. Po finalinių plaukimų vyko nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimai. Sportininkai lipo ant garbės pakylos, atsiėmė apdovanojimus ir fotografavosi atminčiai. Žiūrovai, tarp kurių žinoma buvo mamos, tėčiai, seneliai ir močiutės, karštais plojimais sveikino medalininkus. Seimo nario Jevgenijaus Šuklino taurę pelnė kanojininkas Faustas Neverauskas. Palinkėkime visiems mūsų irkluotojams sėkmingo naujo sezono. Stačiatikiai sekmines paminėjo mugė su vaišėmis ir tradiciniais rateliais.
Balandžio 8 dieną Visagino stačiatikiai paminėjo Šventosios Trejybės šventę, dar vadinama Sekminėmis. Šią dieną, pasak Šventojo rašto, ant apaštalų nužengė Šventoji dvasia, suteikusi jiems naują dvasinį gyvenimą ir gebėjimą kalbėti įvairiomis kalbomis, kad galėtų skelbti Evangeliją visam pasauliui. Šventoji Trejybė stačiatikių tradicijoje laikoma Kristaus bažnyčios gimtadieniu. Šventės dieną kunigai dėvi žalius liturginius drabužius. Žalia spalva simbolizuoja gyvybės atsinaujinimą ir žmogaus atgimimą. Vienas iš neatsiejamų šventės atributų – beržo šakelės, kurios pašventinamos bažnyčioje ir kuriomis tikintieji puošia savo namus. Po iškilmingų pamaldų įvedimo į šventyklą ir Švento Panteleimono cerkvėje Šventorijoje vyko smagi mugė. Čia buvo parduodamos ne tik įdomios dvasinio turinio knygos, įskaitant ir šiuolaikinių autorių, bet ir siūlomos gausios vaišės. Aktyvūs stačiatikių bendruomenės nariai paruošė sočių vaišių, skanaus plovo, troškintos vištienos su bulvėmis, saldumynų, arbatos ir kitų gėrimų. Be to, milžiniškoje keptuvėje nuolat čirškėjo kiaušinienė. Tai buvo dovana nuo folkloro ansamblių Balyna ir Žavarno. Šie kolektyvai jau tradiciškai Trejybės šventę švenčia dainomis, rateliais ir senoviniais rusiškais žaidimais, į kuriuos įtraukia ir kitus šventės dalyvius. Belieka pridurti, kad tokios šventinės mugės jau seniai tapo gražia Visagino stačiatikių bendruomenės tradicija. Kasmet jį stiprėja ir pasipildo naujais nuolatiniais parapijiečiais. Vasaros pradžioje Visagine startavo ilgai lauktas tarptautinis muzikos festivalis Water Music Lietuva 2025, subūręs atlikėjus iš Lietuvos ir įvairių Europos šalių. Pirmoji koncertinė programa įvyko birželio 4 dieną. Festivalio sezoną atidarė lietuvių bardas Kazimieras Jakutis. Pasaulyje viena. Tau vienai skirta. Žinau, nejausiu daugiau, nejausiu daugiau. Festivalis vyksta vaizdingame ežero krante, Kornelitos kempinge, o jo unikali atmosfera apjungia muziką, gamtą ir šiltą vasaros energiją. Koncertai vyksta kiekvieną trečiadienį nuo birželio iki rugpjūčio pabaigos ir apima atlikėjų pasirodymus iš Latvijos, Jungtinės karalystės, Italijos, Belgijos ir žinoma Lietuvos. Visi koncertai yra nemokami ir prasideda 19 valandą, išskyrus rugpjūčio 6 dieną, kai pradžia 20 valandą. Organizatoriai pabrėžia, kad pagrindinė įėjimo sąlyga – plojimai ir gera nuotaika. Festivalį organizuoja Visagino savivaldybė kartu su festivalio partneriais Visagine. Aš nežinau, kaip tau gyvent šitam krašte, kur šaltos aušros, kur nukerpa karčius arkliams ir išveda per tuščią.